Na tai ką, tai pradėsim tada oficialiąją pranešimo dalį, ar ne, apie pagalbines organizacijas ir tai, ką kalbėsiu šiandien, yra paremta gairėmis darbui su pagalbinėmis organizacijomis ir mūsų turima patirtimi, kadangi dabar jau galbūt ir iš jūsų kai kurių jau irgi esame paprašę su galutinėmis ataskaitomis parodyti sutartį su pagalbinėmis organizacijomis, tai irgi šį bei tą esame pastebėję. Ir norime tiesiog atkreipti dėmesį į kai kuriuos taškus, kur galbūt yra tokios didesnės rizikos. Ir beje, registruodamiesi į šį seminarą, kažkas iš jūsų taip pat nurodėte, kad kai gavote finansavimą, jau atsirado organizacijų, kurios pradėjo siūlyti savo pagalbą. Tai tiesiog norėdami padėti geriau atpažinti šitas pagalbines organizacijas, atkreipti jūsų dėmesį į tai, ko geriau būtų vengti ir kaip valdyti su šitų organizacijų vaidmenį susijusias rizikas. Ir beje, kas laukia 25 metais, tai tiesiog mes ir darome šį seminarą. Prieš pradėdama, ką norėčiau akcentuoti, kad turėti pagalbinių organizacijų projektuose galima. Čia nieko tokio, jeigu jūs jų turite, bet ir nieko tokio, jeigu neturite. Čia, kaip čia pasakius, nei taip nėra blogai. Tikrai, ką tik tai svarbu turėti omenyje, kad jeigu turite pagalbinių organizacijų, tai kad jos būtų tinkamai nurodomos sistemoje, kad neperduotumėte pagrindinių užduočių, apie kurias dar taip pat šiandien kalbėsime, ir kad tinkamai valdytumėte su jomis susijusias rizikas. O jeigu neturite pagalbinių organizacijų projektuose, jos tikrai nėra būtinos, jūs galite projektus įgyvendinti savo jėgomis kartu su partneriais, nes pats programos tikslas, juk tai yra švietimo programa, ar ne? Tai yra programa skirta stiprinti jūsų kompetencijas. Ir šito pirmojo pagrindinio veiksmo mobilumo projektais siekiama užtikrinti ir mobilumo galimybės, bet ir galimybės ugdyti jūsų kaip įstaigos gebėjimus, tarp jų ir valdyti projektus. Ar ne? Tai aišku, valdant projektus kyla įvairių iššūkių, kuriem pagalbinės organizacijos kuriuos gali padėti spręsti, bet siekis yra jum padėti patiems savo jėgomis įveikti šiuos iššūkius ir nebūtinai galbūt kai kada reikia ir pasitelkti tas išorinės organizacijas. Būtent iš šitos nuostatos, kad siekis yra ugdyti jūsų įstaigos administravimo gebėjimus, būtent iš to ir kyla šitos gairės, apie kurias šnekėsiu šiandieną ir kurias galite rasti toje nuorodoje, kuri buvo pateikta pirmoje skaidrėje. Beje, pranešimu taip pat su jumis pasidalinsim. Tai kokios tos organizacijos, kurios veikia projektuose, tai jau kaip tikriausiai puikiai žinote, tai yra siunčiančioji organizacija, tiksliau jūsų organizacija gavusi projekto dotaciją, jūs siunčiate dalyvius į įvairius mobilumus ir kontroliuojate vykdomos veiklos turinį, kokybę, rezultatus, žodžiu, visas projektas iš esmės yra jūsų rankose. Dalyvius siunčiate į priimančiasias organizacijas, ir kartu su jomis nustatote tam tikrus mokymosi tikslus, kurių jums reikia. Priimančiosios organizacijos padeda šių tikslų siekti, teikdamos mokymosi turinį pagal savo kompetenciją ir žinias. Taip pat jūs kartu su jais nustatote mokymosi rezultatus, apibrėžiate mokymosi programą, metodus. Priimančioji organizacija šią programą įgyvendina, padeda dalyviams vykdydama stebėseną ir mentorystę. Taip pat su šia organizacija pasirašote mokymosi sutartis ir galiausiai tai yra ta organizacija, kuri patvirtina mokymosi metu patobulintas kompetencijas, išduodama pažymėjimus, sertifikatus, Europass pažymėjimus ir taip toliau. Tuo tarpu pagalbinė organizacija, kaip ir rodo jos pavadinimas, teikia pagalbą ir padeda siunčiančiai organizacijai praktiniais projektų įgyvendinimo klausimais, kurie yra nesusiję su tomis pagrindinėmis projekto užduotimis,
Tai yra tomis, kurios yra aprašytos prie siunčiančios ir priimančios organizacijos vaidmenų. Dažniausiai tai bus tiesiog labai praktinio pobūdžio klausimai susiję su apgyvendinimu ir pavėžėjimo organizavimu ir panašiai. Taip pat jūs registruodamiesi irgi rašėte, kad dažnai konsorciumo koordinatoriai irgi laikomi pagalbinėmis organizacijomis, bet kaip jūs taip pat registruodamiesi teisingai rašėte, konsorciumo koordinatoriai nėra pagalbinės organizacijos, tai yra siunčiančioji organizacija, būtent ta, kuri atsakinga už projekto įgyvendinimą. Ir tik priminsiu, kad sprendimas, ar dirbti su pagalbinė organizacija ar ne, yra visiškai jūsų sprendimas. Mes nei teikiame rekomendacijų, į kokias organizacijas kreiptis ar nesikreipti, priimti jų pagalbą ar nepriimti. Nėra tokio baigtinio sąrašo pagalbinių organizacijų ir nebus, kadangi tai yra jau jūsų pasirinkimas, kaip jūs įgyvendinate projektą ir ar pasitelkėte tas organizacijas ar ne. Tuo tarpu mes nei reikalaujame, nei siūlome su šitomis organizacijomis bendradarbiauti. Na ir kaip minėjau, esminis dalykas, kalbant apie pagalbines organizacijas, tai yra tai, kokias užduotis joms galima perduoti. Ir kalbame apie pagrindinės užduotis, tai yra tas, už kurias atsakinga siunčiančioji ir priimančioji organizacija, ir kitas užduotis, tai yra tas, kurias galima patikėti pagalbinėms organizacijoms. Na ir ne veltui čia piešinuke yra tas svoris, yra pagrindinėms užduotims, tai dėl to, kad tai ir yra pagrindinės projekto turinį atspindinčios užduotys. Ir būtent projekto vykdytojas, tai yra jūs ir esate tie, kurie didžiausią atsakomybę ir turi. Tuo tarpu pagalbinė organizacija gali padėti jums įgyvendinti projektą. Na ir pavyzdys tokių pagrindinių užduočių, tai tų, už kurias visada bus atsakingas dotacijos gavėjas arba konsorciumo koordinatorius, tai žinoma visų pirma yra lėšų valdymas, visi sprendimai, kurie susiję su bendradarbiavimu su agentūra, tai yra mumis, ataskaitų teikimu ir panašiai. Bet svarbiausia įgyvendinant projektą, tai yra visi sprendimai, kurie turi tiesioginės įtakos veiklos turiniui, kokybei ir rezultatams. Tai pavyzdžiui, jūs sprendžiate, kokia yra reikalingiausia veiklos rūšis, kokia turi būti trukmė tam, kad ta veikla padėtų jums pasiekti jūsų ar Erasmus plane, ar projekte nurodomų tikslų. Jūs renkatės priimančiąją organizaciją, į kurią vyks jūsų mobilumų dalyviai. Jūs kartu su priimančiąja organizacija apibrėžite mokymosi rezultatus ir tai, kaip jų bus siekiama. Ir būtent su ta organizacija priimančiąja nustatote, kaip bus vertinami rezultatai, kaip jie bus pripažįstami ir parodomi. Kadangi būtent priimančioji organizacija, ta, kuri ugdo, ji geriausiai ir mato, ar tas ugdymas pavyko. Ar ne? Čia labai taip supaprastinant, bet mintis yra tokia. Tuo tarpu pagalbinės organizacijos gali būti pasitelkiamos praktiniais projektų įgyvendinimo aspektais. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite vykti į šalį, kurioje mobilumo dar neorganizavote ir sunkiau rasti partnerių, tuomet jie galbūt gali padėti tuos partnerius rasti ir pasiūlyti jums vykti į vieną ar kitą organizaciją. Bet primenu, kad sprendimo priėmimas yra jūsų rankose. Dėl to rekomenduočiau, kad klaustumėte kelių organizacijų pasiūlymo, ne tai, kad viena ir iš vienos renkatės. Toliau tokie praktiniai dalykai kaip kelionės, apgyvendinimo, jeigu reikėtų kažkur kitur vykti, vizų klausimai, paieška, užsakymas, tokie labai labai praktiniai dalykai, pagalba rengiant mentorius, kurie dirbs su jūsų dalyviais. Taip pat gali būti pagalbinės organizacijos užduotis tam tikra techninė, praktinė pagalba paties mobilumo metu, pavyzdžiui, pavėžėjimas iš oro uosto, arba netgi yra tekę girdėti, sakykime, ekstra atveju kartais pagalbinė organizacija padeda spręsti su medicininė pagalba susijusios užduotis. Tai žodžiu, jiems galima patikėti tokias praktinio pobūdžio
užduotis tam, kad jos padėtų jums labiau orientuotis, labiau koncentruotis į turinį, į pačią kokybę, į mokymąsi, mokymosi rezultatus, nes na, jūsų tikslas juk yra įgyvendinti savo projektų, savo Erasmus plano tikslus ir siekti tų rezultatų, kuriuos jūs apibrėžiate remdamiesi savo tikslinių grupių poreikiais, savo darbuotojų arba organizacijų narių poreikiais, ar ne? Tai jūsų turinys visas yra jūsų rankose. Na, jeigu keltumėte savo klausimą, ar bendradarbiauti su pagalbinė organizacija, tai mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį tam tikras rizikas, kurios gali kilti ir galbūt atkreipti dėmesį, kaip jas galima valdyti. Tai, pradėkime nuo to, ko tikrai, kaip ten sako, kas gali būti raudonos vėliavėlės ar tos raudonos lemputės galinčios signalizuoti galimas sudėtingas, negeras vietas. Tai tikrai siūlome vengti organizacijų, kurios siūlo parašyti paraišką arba ataskaitą už jūs, kadangi projekto autorystė turėtų būti jūsų rankose ir tik jūsų rankose, nes projektas yra skirtas jūsų tikslinių grupių poreikiams atliepti. Jeigu organizacija prašo suteikti prieigą prie jūsų paskyros Erasmus informacinių technologijų priemonėse, beneficiary model sistemoje ar kitose, tikrai neduokite niekam, tai turi būti jūsų rankose. Čia yra labai rizikinga vieta. Jeigu į jūs kreipiasi organizacija ir siūlo savo paslaugas kartu gąsdindama, kad programa pernelyg sudėtinga, tai netikėkite jais, tikrai savo jėgomis tūkstančiai organizacijų gali ir jūs taip pat tikrai, didžioji dauguma jūsų savo jėgomis įgyvendinate projektus, tai tikrai galite ir toliau įgyvendinti savo jėgomis. Venkite organizacijų, kurios prieštarauja mūsų informacijai arba jeigu jūs bando suklaidinti, bando suplakti pirmą ir antrą veiksmą tarpusavyje, jeigu teigia, kad veikia mūsų vardu, tai ne, mūsų vardu veikiame tik mes. Jeigu organizacija atsisako į sutartį įtraukti Erasmus kokybės standartuose įvardijamus elementus susijusius su projekto mobilumo organizavimo kokybė, tai taip pat yra ženklas, kad tai nėra patikimas partneris. Ir dar čia 2 paskutiniai, bet tikrai deja dažnai pasitaikantis punktai, į kuriuos labai norėtume atkreipti jūsų dėmesį. Jeigu pagalbinė organizacija prašo už jų paslaugas sumokėti visas organizacinės paramos lėšas, būkite atsargus, nes tai yra labai didelis prašymas. Organizacinė parama tikrai yra skirta atlyginimai už jūsų darbą, sklaidai, dalyvių parengimui ir ten tikrai yra įvairių išlaidų, kurios reikalingos ir jums. Tad tikrai neatiduokite visų organizacinės paramos lėšų. Ir būkite atsargus, jeigu organizacija siūlo paslaugų paketą, po kuriuo palenda labai daug įvairių dalių. Tikrai yra tekę matyti, kad siūlo ir pirkti kelionės atvykimą iki tos šalies, ir pavėžėti iš oro uosto, ir apgyvendinti, ir maitinti, ir dar pasirūpinti laisvalaikiu. Tikrai būkite atsargus dėl to, kad tokiu atveju, jeigu jūs atiduodate praktiškai visą mobilumo valdymą į vienos tos organizacijos rankas, ką tai reiškia, kad yra didžiulė rizika, jeigu tose rankose mobilumas būtų neišlaikytas, būtų kažkas negerai, tai praktiškai didelė dalis lėšų būtų atitekę jiems ir klausimas, ar jūs tada galėtumėte suvaldyti situaciją ir to mobilumo kokybę užtikrinti. Tad tikrai būkite atsargus, nes tikrai yra tekę matyti įvairių situacijų ir būtų labai smagu, jeigu jums taip pat pavyktų išvengti tų tokių rizikų. Dar viena tikrai dažnai pastebima, deja, su pagalbinio organizacijų dalyvavimu susijusi rizika, tai yra klaidinga veiklos forma. Deja, bet neretai tenka matyti, kad pagalbinės organizacijos organizuoja pažintinius vizitus. Tai yra
vizitus į kelias priimančiasias organizacijas. Tuo tarpu pagal programos vadovą priimančioji organizacija visada yra viena. Yra įmanomas apsilankimas kažkokioje vienoje kitoje įstaigoje, bet su tokiais, na, kaip išimtinis atvejis, tuo tarpu, jeigu vykstate, pavyzdžiui, į darbo stebėjimą, tai mokymasis vyksta priimančiojoje organizacijoje ir čia atkreipiu jūsų dėmesį į vienaskaitą, nes darbo stebėjimo priimančioji organizacija visada yra viena. Taip pat mokinių mobilume irgi yra tekę matyti jau tokių programų, kai yra kelios priimančios mokyklos, tai nėra tinkamas mobilumo pobūdis. Priimanti mokykla taip pat yra viena, mokomasi su bendramžiais toje šalyje ir yra priimančioji ugdymo įstaiga, kuri kartu su jumis derina mobilumo programą. Tai taip pat yra, vėl atkreipiu jūsų dėmesį, yra vienaskaita. Ta priimančioji įstaiga partnerė yra vienaskaita. Tad tikrai labai atsižvelkite ypač šitų mobilumų tipų, bet ir kitų mobilumų tipų apibrėžimus programos vadovė ir jeigu pagalbinė organizacija jums siūlo vykti į kelias priimančiasias organizacijas, tikrai pasitikrinkite, būkite atidūs, nes tiesiog, ateityje pastebėjus tokius mobilumus, jie gali būti pripažinti netinkamais. Tai tikrai nenorėtume nei mes, nei jūs tikriausiai, kad būtų kažkokie netinkami mobilumai projektuose. Ir dar vienas dalykas, kaip ir minėjau, kadangi pagalbinės organizacijos kartais tikrai labai padeda įgyvendinti praktinius dalykus ir padeda surasti priimančiasias organizacijas, bet visų pirma, iškilus sunkumų įgyvendinant projektą, siūlome kreiptis į mus, konsultuotis su mumis ir netgi jeigu ir dabar jau turite bendradarbiavimų su priimančiosiomis, su pagalbinėmis organizacijomis, dėl kurių dabar galbūt klausant pranešimo kilo klausimų, kaip ir ką daryti, tai tikrai kol kas nebijokite, viskas yra tvarkoje, mes esame čia tam, kad galėtumėm jums atsakyti į klausimus, konsultuoti, tai kreipkitės į savo projektų koordinatorių ir tiesiog, pasitikslinkime, pasiderinkime, geriau jau užbėgti kažkokiom klaidom už akių, negu po to, tas klaidas kažkokias daryti savo projektuose. Taip pat, jeigu reikia praktinių patarimų, tikrai verta pasiklausti savo kolegų, dirbančių panašiose švietimo įstaigose ir turinčiose daugiau patirties pagalbos. Ir kadangi pagalbinės organizacijos dažnai padeda rasti partnerių, tai tik primenu, kad partnerių galima ieškoti ir platformose, kurios yra prieinamos ir Etwinning ir kitose. Ir mūsų agentūros siunčiamuose, kadangi įvairios Erasmus agentūros organizuoja įvairius seminarus, rekomenduojame juose dalyvauti, sekite naujienas mūsų tinklalapyje erasmusplus.lt ir žiūrėkite darykitės jums aktualių temų ir tuose seminaruose taip pat megzkite partnerystės, kadangi, aišku, akis į akį susitikus, tai yra pats geriausias, pati geriausia pradžia partnerystei. Ir, tikrai, ką norėtume atkreipti dėmesį, kad jeigu per daug pasikliaujama pagalbinė organizacija, tai rizikuojama ir neįgyti tų naujų gebėjimų ir institucinių žinių. Ir tuo tarpu vienas iš programos tikslų yra padėti jums tuos gebėjimus ugdyti. Tad tikrai atkreipkite dėmesį į pagalbinės organizacijas, kai jos jums siūlo savo pagalbą. Ir ypač, jeigu esate akredituota organizacija, tai yra ypač svarbu, kad jūsų tie instituciniai gebėjimai augtų ir toliau, nes akreditacija ir yra ilgalaikė tam, kad galėtumėte su laiku savo institucinius gebėjimus stiprinti sistemingai ir planingai. Ir vienas iš rizikos valdymo būdų, tai yra, ir pagrindinis, tai yra sutartis su pagalbinė organizacija. Priminsiu, kad pasirašyti sutartį su pagalbinė organizacija būtina, jeigu jūs jai mokate už kažkokias paslaugas. Tai, sakykime, jeigu jums pasiūlė tarpininkauti, pavėžėjant iš oro uosto, perveda ir tai sudarys kažkokią lėšų dalį, tai jau yra mokama ir rekomenduojame
tikrai fiksuoti į visus susitarimus sutartyje ir jeigu darote pavedimą, vadinasi, tas pavedimas turėtų būti sutarties pagrindu. Jeigu nėra mokama, tai sutartis nėra privaloma, na, tiesiog rekomenduojame, nes tai visada yra jūsų pačių apsidraudimai. Ir kas yra rekomenduojama, kad kokios dalys įeitų į sutartį, tai pirmiausia tos užduotys, kurios yra vykdytinos ir kurias jau trumpai ir aptarėme. Detalizuokite kuo labiau, tada kokybės kontrolės mechanizmai ir kas dažnai, na, praslysta pro akis ir kiek teko matyti sutarčių, truputėlį, na, mažokai to yra numatoma, bet apsidraudimui rekomenduojame ir kokybės kontrolės mechanizmus, prasto ar nesėkmingo užduočių įgyvendinimo pasiekmes ir lankstumo mechanizmus, jeigu veikla būtų stabdoma ar atšaukiama. Na ir truputėlį detaliau, tai pačias užduotis jau aptarėme, kurios yra pagrindinės, kurios yra nepagrindinės, bet šalia to, na, priminimo, kad pagrindinių užduočių negalima perduoti, tikrai rekomenduojame nurodyti kuo aiškiau ir pačias užduotis, ir tas lėšas, kurios su tomis užduotimis yra susijusios, tiesiog tam, kad ir jūs patys kuo aiškiau žinotumėte, na, kaip už kokią paslaugą, kiek jūs, na, tai pagalbiniai organizacijai pervesite. Toliau kokybės kontrolės mechanizmai, tai pirmiausia yra Erasmus kokybės standartai ir juose nurodomų, na, reikalavimų laikymasis. Toliau labai svarbu nusimatyti, kad jūsų tarpusavio apsikeitimas informacija būtų reguliarus, savalaikis ir informacija būtų tiksli. Ir yra ribojama teisė sudaryti subrangos sutartis. Subrangos tai reiškia, kad jie dar iš kažko pirktų paslaugas. Toliau, jeigu prastai būtų atliekamos užduotis, tikrai nusimatykite šitą dalį savo sutartyse. Tai yra nusimatykite, kad kaina būtų mažinama, jeigu paslauga būtų nesuteikta ar suteikta nekokybiškai. Ką darytumėte force majeure atveju, jeigu, sakykime, netikėtai tektų ar jiems, ar jums nutraukti mobilumą. Ir įsitraukite sąlygas dėl paslaugų teikimo grafiko, kas iki kada turi būti suderinta, pateikta ir jums atsiųsta ir kaip būtų keičiamos sutarties sąlygos. Ir čia tikrai daugiau informacijos rasite tose mano jau minėtose gairėse, konkrečiai apie sutartį ir užduotis kalbama 10-12 puslapyje, tai tikrai labai rekomenduoju atsiversti, pasižiūrėti ir pasinaudoti ten pateikiamą informaciją. Kas dar labai svarbu, tai sistemoje Beneficiary Module, tai yra toje sistemoje, kurioje jūs įvedate visus mobilumus ir partnerius ir teikite ataskaitas. Būtinai šias organizacijas nurodykite sistemoje, atsivertę savo projektą matysite ten antras punktas Participating Organizations ir ten spauskite Create mygtuką ir įveskite organizaciją su jos pavadinimu, aprašymu ir taip toliau. Ir būtinai paspauskite tą, kaip čia, varnelę, kad tai yra pagalbinė organizacija, angliškai yra supporting organization. Jums čia yra pateikiamas ir detalesnis aprašymas, kas tai yra. Dar kartą primenama, kokias funkcijas jos gali atlikti ir būtinai nurodykite, ar tai pagalbiniai organizacijai yra mokama, ar tos paslaugos, kurias jos teikia, ar tos paslaugos buvo nemokamos. Taip, ir tai tiek, jeigu bendrintai iš pristatymo ir dar truputėlį jūs registruodamiesi, taip pat pateikite keletą klausimų, į kuriuos irgi norisi atsakyti, kurie dar liko nepadengti kitose skaidrėse. Tai jūs klausite, ar yra kažkoks sąrašas, kur jų ieškoti ir ar agentūrai yra žinomos visos Lietuvoje veikiančios tokios organizacijos.
Tai atsakymas į visus šios klausimus yra, na, mes tokio sąrašo nėra ir nebus, tiesiog todėl, kad tai yra jau jūsų kaip projektą įgyvendinančios institucijos atsakomybė pasirinkti projekto partnerius. Ir jeigu klausite, kur ieškoti, tai tikriausiai dažniau juos suras jūs. Bet jeigu jums pavyksta įgyvendinti projektus savo jėgomis, kartu tiesiog su priimančią organizaciją derinantis, tai ir yra puiku, vadinasi, jums galbūt ir nereikia tų pagalbinių organizacijų pagalbos. Kiek kainuoja tokios paslaugos, iš kokių lėšų ir kaip atsiskaityti, kaip tvarkomi finansai, tai čia taip pat yra jūsų tarpusavio susitarimo reikalas, jeigu pagalbinė organizacija prašo kažkiek sumokėti, tai jūs tarpusavyje derinatės tų paslaugų, sąrašą ir sumas, kurios yra mokamos už tas paslaugas. Bet kaip minėjau, tikrai atkreipkite dėmesį, kokio procento, kokios dalies sumos prašo iš jūsų tą pagalbinę organizaciją. Ir tikrai būtinai pasirašykite sutartį, ten viską aprašykite. Ir, tas apmokėjimas už paslaugą, tai yra būtent tos tikriausiai sutarties ir galbūt kažkokių sąskaitų, faktūrų pagrindų. Ir paskutiniai klausimai, ar pagalbinė organizacija turi kažkokią atsakomybę. Tai pagalbinė organizacija turi tiek atsakomybių, kiek jūs su jais sutarsite. Bet kas yra svarbiausia, tai nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja pagalbinės organizacijos ar ne, būtent jūs, tai yra finansavimą gaunanti organizacija, esate atsakingi už įvykdytos veiklos rezultatus ir kokybę. Projekto dotacijos gavėjas esate jūs ir jūsų rankose yra pagrindinė atsakomybė. Dėl to ir norime jums palinkėti, tikrai labai atidžiai žiūrėti į partnerius ir į tuos susitarimus su partneriais. Ir jeigu apibendriname šią dalį, čia ilgesnioji dalis dar laukia 25 metų aptarimas, bet kiek tai susijęs su šiuo metu įgyvendinamais projektais, o būtent jūs ir esate kviesti dėl to, kad šiuo metu projektų įgyvendinate, tai pagalbinės organizacijos reikalingos tiek, kiek jos yra reikalingos. Tai yra tiek, kiek jos suteikia pridėtinės vertės jūsų projekto kokybei. Jeigu galite projektą įgyvendinti savarankiškai, tai yra nuostabu ir mes tikrai daugybę projektų esame matę, kur be pagalbinių organizacijų išsiverčiame kuo puikiausiai ir tai yra taip pat pridėtinė vertė jūsų organizacijos augimui. Jeigu organizacijoms mokama, tai tikrai privaloma pasirašyti sutartis, jeigu nemokama, mes tą rekomenduojame. Sutartyse apdrauskite save, numatykite tuos reikalingus punktus, kurie susiję su įvairiomis situacijomis, sutarčių keitimais ir taip toliau, tad kuo detaliau nusimatykite tas rizikų valdymą. Jokių būdų neperduokite pagrindinių užduočių pagalbinėms organizacijoms. Ir į sistemą būtinai įveskite ir priimančiąją, ir pagalbinę organizaciją, tinkamai nurodydami jų abiejų vaidmenis. Jos abi būtinai turi būti sistemoje. O su galutinė ataskaita, sutartis pateikite mums, kadangi mes taip pat norėsime pamatyti, kokie tie jūsų susitarimai ir norėsime įsitikinti, kad nebuvo perduotos pagrindinės užduotys. Ir trumpai apie 25 metus, kadangi nemažai jūsų esate akredituotos organizacijos, o kai kurie galbūt teiksite paraiškas ateinančiame vasario 19 kvietime, dėl to šiek tiek atkreipiame jūsų dėmesį, kas laukia. Nuostatos bus šiek tiek labiau sukonkretintos jau nuo paraiškos teikimo iki pat atsiskaitimo. Šias organizacijas bus privaloma deklaruoti paraiškoje, tam bus skirti 5 klausimai, kuriuose be kitų dalykų reikės nurodyti priežiūros mechanizmus, pasirinkimo principus ir deleguojamas užduotis. Ir mūsų patarimas informaciją pateikti kuo konkrečiau, ką jūs konkrečiai norėtumėte pavesti toms pagalbinėms organizacijoms, jeigu jų turite.
Visos šitos organizacijos turės turėti tą vadinamą organizacijos ID, tai yra visos turės būti registruotas mūsų sistemose. Jeigu jos tokių kodų neturės, negalės tapti pagalbinėmis organizacijomis. Ir jūsų aprašytos užduotys ir vaidmuo ir reikalingumas bus vertinamas. Taip pat pagalbinių organizacijų ir jų vykdomų užduočių sąrašas taps dotacijos sutarties priedu. Dėl to, jeigu keistusi pagalbinių organizacijų sąrašas ir, sakykime, jau projekto eigoje įgyvendintame 25 metų projektus, pamatysite, kad atsiranda dar viena pagalbinė organizacija, bus privaloma pasirašyti dotacijos sutarties keitimą. Ir teikiant galutinę ataskaitą, jeigu paaiškės, kad visgi pagalbinė organizacija nebuvo nurodyta ne vienam iš ankstesnių etapų, bet dalyvavo, tai yra buvo nepatvirtinta, bet dalyvavo, Europos komisija mini netgi tokias galimybės kaip dotacijos mažinimą ar galutinės ataskaitos balo mažinimą ir panašias sankcijas. Tai dėl to tikrai, mes to tikrai ir norėtume išvengti, kaip tikriausiai ir jūs. Tai dėl to norime palinkėti viską vadinti savais vardais ir jeigu yra pagalbinė organizacija, ją aprašyti, jeigu nėra, tada, ir vadinasi, ir galbūt ir nereikia.